Mes esame geriausi gyvenimo būdo vadybininkai arba dar kitaip tariant, coacheriai. Taip, kokie mūsų vardai, mes tai pasakysime. Ką mes darome, jūs to sužinosite. Kiek mes kainuojame, apie tai net nekalbame. Taigi, pirmiausia, mes norim prisistatyti. Šalia manęs stovi nuostabus, talentingas, tiesiog trumpai sakant, puikus, awesome, superiorė Michaelas iš Masačusetso universiteto, kur dėsto politologiją ir biomechaniką. Taip, o čia yra jaunasis mano kolega Irvingas Eidheimeris iš Izraelio. Taip, aš esu iš Izraelio. Įsivaizduojat, ką? Štai, puikus geros nuotaikos pavyzdys. Taip, mes esame laimingi ir sėkmingi, nes sėkmė priklauso nuo laimės. Tavo lūkesčiai turi atitikti realybę. Tik tada tu būsi patenkintas. Tai yra Irvingo frazė vizitinė kortelė. Taip. Ir daug nešnekėję, grįžkime prie reikalo. Mes turime labiausiai užduodamus klausimus žmonių, kurie nori jos išspręsti, bet nežino kaip. O tam esame mes. Taigi, pirmas klausimas. Dabar pristatau Svarbiausias. savo patį mėgstamiausią išradimą nuo nemigos. Tai yra štai. Tai yra tokia puiki stiklinė grublėta tara. Nes jeigu jūs neužmiegate, jūs tiesiog paimate į vieną ranką, į antrą ranką šią tarą, patrinate ir skleidžiate tokį garsą. Nepavyksta. Tada paseilinate lūpas ir dar kartą bandote papūsti šią stiklinę tarą. Va, arba dar yra toksai puikus garsas, kuris ramina. Ir jūs, kadangi jums neišeina papūsti, tai jūs skleidžiate šį garsą, kuris jūs maloniai nuteikia, atpalaiduoja ir užmigdo. Taipogi yra priedas prie šio nuostabaus išradimo. Tai yra žadintuvas, kurį jūs tiesiog paimėte ir daužot. Taip, nes rytoj yra sekmadienis ir jums miegoti reikia kiek tik tai norite. Žadintuvus reikia išnaikinti. Žadintuvas yra, jūs prava, psichologinis smurtas pačiam savo. Taigi, mūsų išradimai yra geri. Kitų yra netokie geri. Bet mes turime kodinį pavadinimą vienam iš būdų įveikti savo nemigą. Ir tai yra likučių derinimas. Senas geras likučių derinimas. Reiškia, jeigu jūs turite kažkokių likučių nuo maisto, nuo atlyginimo, nuo skalbinių tai jų nešvarių. neliečia. Bet jeigu jūs norite užmigti ir jūs kankina nemigą, jūs tiesiu taikymu einate į barą, atidarote jį, randate ten įvairius alkoholio likučius. Jägermeisterio likutis, Prozeko likutis, Džeko likutis. alaus likutis. Viskas supilate į vieną. Suderinate viską. Suderinate į tuščią gublėtą tarą. Taip. Išmaišote Ir viską išgeriat ir jūs neišvengiamai užmigsite. Kitas dalykas, likučių derinimas, tai yra ypač aktualus moterims dalykas, kai atsidarai spintą, o ten tik likučiai. Ką apsirengt? Amžinas klausimas, ne? O derinti likučius, kad suderėtų tarpusavį, tai yra neįmanoma. Ir dėl to jūs greit pavargsite kažkokius likučius derinti, na ir užmigsite tiesiog nuoga. Taigi, pereikime prie antro klausimo. Antrasis klausimas. Kitas mūsų dalykas, kurį mes gavome dovanų iš Sibiro gyventojų, tai yra tokie dalykai. Iš 3 komponentų susidedantis daiktas. Parodykime visus 3 komponentus ir Tai yra PNPD, ISAF ir veidrodėlis su Gustavo Klimto reprodukcija joje. Tai yra pirmas dalykas. Tu pasižiūri į save. Kaip tu atrodai? Atrodai blogai. Jeigu tu nesveikai maitiniesi. Dėl to bučinio, žymiojo Klimto bučinio, tu niekada nepasieksi, niekada negausi. Ir blogai atrodantis, tu turi 2 variantus. Daryti arba PNPD, arba ISAF.
Taigi, pradėkime nuo PNPD. Pasidaryk naują procedūrą darbe. Tiesiog vietoj kažkokių tai pietų nesveikų ar dar kažko, tu čia pat savo darbe padarai PNPD. Pasimasažuoji savo smegenis ir atsisėdi į liūto jogos pozą. Taip, ir tada, jeigu tau pavyks visi dalykai, tau prasidės intensyvus savęs apvalymo fenomenas. Kas reiškia ISAF. Taigi, darai PNPD ir tada ISAF įvyksta arba ne. Ir vėl pasižiūri į veidrodį. Taip, dėl to yra du veidrodėliai. Vienas yra, kai tu blogai maitinies, o kitas yra jau, kai tau prasideda fenomenas. Puikus išradimas. Čia mums Sibidekai padovanojo šitą. Ir dabar pristatau patį pačiausią išradimą, kuris padės jums sveikai maitintis. Tai yra maišelis! Taip, tai yra puikus politileninis maišelis, kuris yra metafora, nes kai jūs sveikai maitinatės, jūs jaučiatės štai taip, lengvi kaip šis politileninis maišelis. Jūsų mintis būna lengvos, jūsų kūnas taip pat lengvas, jūs tiesiog skriejate per gyvenimą, nešamas vėjo. Taigi, puikus pavyzdys, kad reikia gyventi sveikai. Dar mes turim vieną dalyką. Vienintelis receptas. Tai yra receptas, kurį žino visi, kuriuo naudojasi ne visi, nes jie nežino, kaip jį panaudoti. Tai yra laisvoji profesija. Laisvoji profesija gali būti bet kokia profesija, kur jūs galite pasirinkti. Taip. Ar sveikai gyventi, ar nesveikai. Visuomenėje iš esmės tai yra laisvo elgesio moteris. Taip. Tai yra laisvoji profesija. Daug kas bada pirštu į moteris užsiimančias seksu dėl pinigų. Ne tik pirštu. Ne tik pirštu. Kodėl? Maiklai. Taip, pas mus Amerikoje taip sako. Labai įdomu. Ir sako, blogos, kodėl? Aš nemačiau nei vienos, kad jinai kažkaip nesveikai kažkokia būtų. Kad nesveikai gyvena. Nu, kaip galima nesveikai mylėtis? Galima perkelti prasme nesveikai pasimylėti. Bet sveikai gyventi reiškia turėti seksualinį pilnavertį gyvenimą. Dėl to laisvoji profesija, kad ir ant kokio tai individualios veiklos ar kokio tai patento tikrai galima užsiimti. Ten vis tiek MPD mažas, mokesčiai. 5 ar 15% yra skirtumas. Ir taip, yra aktoriai ir yra kekšės. Yra du laisvosios profesijos atstovai, kurios bado pirštai. Taip. Šiandien mes buvome su jumis skaitmeninėme formate, tačiau gegužės 13 dieną mes su jumis susitiksime gyvai ir tai padarysime šiuose miestuose – Klaipėdoje, Vilniuje ir Kaune. Nes būtent gegužės 13 dieną vyks tarptautiniai buhalterių dienai skirta konferencija. Taigi, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, buhalteriai, susitiksime gegužės 13. Ho! Bye!